Rugpjūčio 15 žolinė. Šią temą kalbiname kleboną Gintarą Joniką. Gerbiamas klebonė, sveiki pirmiausia. Sveiki, gyvai. Rytoj minėsime žolinės šventę, kuo jis svarbi kiekvienam iš mūsų. Na, tikrai rytoj ypatinga mūsų tautai šventė, ne tik mūsų tautai, bet visam krikščioniškam pasauliui, nes mes minim švenčiausios mergelės Marijos Dievo motinos į dangų ėmimo šventę. Ir mums katalikams tai yra labai brangi šventė, nes mes žinome, kad mergelė Marija pagimdė Jėzų Kristų, Dievo sūnų, buvo Dievo išrinkta, buvo be gimtosios nuodėmės ir buvo klausimas, kaip jinai iškeliavo į amžinybę. Ir apokrifinės knygos rodo, kad pirmieji krikščionys žydai, jie būtent paliko tą liudijimą, kad mergelė Marija netapo nei kankinė, nei mirė kokią nors kitokią mirtimį, kaip mes žmonės mirštam. Todėl ir visus tos amžius iki 1950 metų, kada popiežius Pijus XII paskelbė dogmą, kad mergelė Marija yra paimta į dangų su kūnu ir siela. Todėl, kad ji, kaip minėjau, jinai atėjo šį pasaulį, skirtingai negu mes, buvo be gimtosios nuodėmės, ji ir paties Jėzaus Kristaus buvo paimta į dangų. Dabar kitas dalykas yra, mes irgi vieną dieną iškeliausime į amžinybę ir šitas gyvenimams mums taip pat yra Dievo dovana ir mes taip pat susimastom, kad mes gyvendami pagal mergelės Marijos užtarimą, liudijimą, jos visas gyvenimas mums yra labai brangus, kad mes taip pat įvykdytumėm Dievo valią, kas ir kiekvienam krikščioniui suprantama ir aišku ir svarbu. Ir pasižiūrėkime, kokios mūsų tautoje giesmės, ar tai būtų Maironio, kokios jos švelnios, kokios prasmingos, kokios gilios, kokios paprastos, kokios motiniškos ir kartu dangiškos. Tai tikrai mes rytoj švęsime šią šventę. Ir mūsų parapijai vainikas gražus nupintas ir tai yra tokia tradicija vėl mūsų tautoje nupinti gražius vainikus iškabinti bažnyčiai. Lygiai taip pat mes šventinsim naują derlių, žiūrėkime, dūzgia kombainai. Vėl tai yra mums maistas, mūsų darbas yra prasmingas, mūsų sveikata, tai už tos visus reikalus ir pasimelsim, dėkosime Dievui, kad turime vėl ką valgyti, turime ko pasidalinti, vėl tas dalinimasis labai svarbus krikščioniui, kaip Dievas pasidalino ir Marija, ir savo malonėmis, taip pat ir mes dalėjomės maistu, jį sukuriam, dalėjomės ir tikrai taip pat vertinam maistą kaip mūsų gyvybės, mūsų gyvenimo šaltinį, biologiniam kūnui, taigi mūsų ir dvasinė, ir fizinė šventė, ir sakau, tai yra tokia labai didžiulė prasmė, jau egzistencinė prasmė visuomet pasižiūrėti tikrai, kaip aš gyvenu, ir mergelė Marija man yra pats gražiausias ir ryškiausias pavyzdys. Todėl mes ir prišvęsim ir procesijos, ir visos parapijos tikrai labai iškilmingai. Ir Lietuvoje myli žmonės tikrai žolinę šventę. Ačiū už pokalbį. Gražios, prasmingos šventės. Jums irgi visiems gražių žolinių. Ir į Žaliukų malūną taip pat noriu pakviestis 17 val. Mūsų etnografija turtinga. Vėl labai gražu bus. Tikrai džiaukimės. Ačiū Dievui, ačiū Marijai už visas malones. Dėkoju.